Marija, 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 lydėk visus šiam keliui, viltie ir paguoda žmonijos, esi tu kiekvieno širdį. Kai bus mums sunku, tave šauksim Marija, skausmą šitą vardą vėl lūpos ištars. Padės mums Marija vargus nugalėti, vienintelė ji mus supras ir nebars. Padės mums Marija vargus nugalėti, vienintelė ji mus supras ir nebars. Marija, 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 lydėk visus šiam keliui, viltie ir paguoda žmonijos, esi tu kiekvieno širdį. Močiutė atsimeni, kai pradėk pasakoti taip, kad Jėzus liep atnešti jums gėlių ir dvi žvakės paimti, kravničinės ir nueiti, nunešti pas senelytę. O ta pradžia buvo tokia, ne? Ar prisimenat, kaip ten buvo? Gerai. Nudės. Aš dar gyvenau Keturnauje nuo savo sodybų. Kambarys vyresnis, prieš vakare man atėjo anūkės, nupasakojo, kad pas seneliukę apsilankė Jėzus. Na tai gerai. Tai aš vakare meldiuosi, man pasigirdo balsas. Tu turi daug grandinčių. Nuneš dvi. Vieną vietą, tegu uždega prie gėlių. Aš taip nustebau ir pasigirdu balsą. Naktį negalėjau miegoti. Taip karšta. Skauda visas, supiniai visur skauda. Na tai rytojos pirmadienį pasiėmiau tas dvi grabnyčias, pusryčius padariau šeimai. O aš pasiėmiau dvi tas grabnyčias, aš kaputozas, sakale matyti. Maja, tai jau, dėl pas laukia, susuku. Aš tai kokiasai padariau, o viešpatie, kas čia tik darosi, ką jūs žinot apie mane. Sakau, aš girdėjau, kad reiškia, pas Jėzus apsilankė. Tai antra, buvau lankytoja, pirmoji buvo Stabinskienė. Tai atdaviau, šitama sakiau, aš nužydėjėlė daug senai jau daug nuodėmių, nešiu į kambarį. Na, jau šlupos mane įsivedė į kambarį, sėdau pandurės. Jau taip pasėdau. Taip paskui šnekėjau, nupasakojo daug. Na, jau po piet, apie piet. Nu, reiškia, aš 17. 9.17 nuėjau. Reikės namų, reik pietų paduot savąją šeimai. Atsisveikinau, išėjau. O nuėjau iki Sniečkui pažymais. Graži reiškia į dienojo buvo pašalę. Aš atėjau su kaliošais. Nu, jie negali panešti. Tai paskui aš arimu tarplysiu, reiškia, nejunčiamai saulei neįkai. Tai gerai, tai aš nuėjausi jau į rytus tiesiog, taip eidavau ant Sniečkaus į šiaurę. Paėjau nuo jo sodybos maždaug apie 30 metų. Priešais mane, maždaug apie tam mopedėliuje, pasirodo priešais mane
Jėzus ir Marija. Aš nusitvėrė buvau, pasirodė Jėzus Marijos mediniais drabužiais. Aš sustojau, nesiklausiau. Ėjau galeriai, ir priešais mane stovėjo būdu. Reiškia, Jėzus po dešinėj Marija stovi. A kaip reiškia, žmonės klysta, visur dabar širdies paveikslai, kur nori eit, visur po kairėj Marija. Labai negerai. Į kalbą girdžiu, mačiau, skudant praėjau snieškų, tai dar pasirodė maždaug gyvenimo pusiaukelį. Susižavėjau, nei poteriaus, nei nieko negalėjau. Tai Marija turėtų būti po dešiniu, ne po kairę. Jau niekam nesisakiau. Jai tai pasirodė. Taip, jai pasirodė. Žiūrėk, kad šliūbai įvaina, ne po dešiniu moteris. Diena tai trūsai, tai nėra kas. Tai vakarė. Dar yra žadėjau, pakalbėdama nueitą. Man šnekama, tai pasakoja, sako, čia bus gerai visų. Eis, teiksi žmonės, važiuos su arkliais, važiuos su autobusai. Mes sustojame ir abėjami pasvarstyti, ką jau čia važiuos su autobusais. Bet tų autobusų tada ir mažai buvo. Kelias nežyriuotas. Kampinė. Tai šitį jau einu iš naujos jau ant Naumiesčio. Sako, žiūrėk, ką šventoji dvasia padarė. Sakė, uždraus. O dabar žiūrėk, klimpot auliniais batais, iki pusėj nuklimdavai. O dabar žiūrėk, kelią nužvyriavo, aikštę asfaltavo, tai šventosios dvasios dovana. Aišku, tų autobusų dabar privažiuoja be galo daug. Nu tai gerai. Jau sveikata ėmė mažėt, liepė mane išeit iš ten. Žinai, turėt į stotelę. O jau mano amžius vis mažėja. Atėjau prašyt. Manau, nesutikau, kur aš dabar eisiu. Viena negerai, kaip išeinu, tai vaikai vagys. Kad apsirgau, kad nesutikau. Aš sakiau, viešpatie ką daryt. Išeit, jau atėjo laikas išeit. Paskiau tai sakė, tą metą jau nėra tada. Pavasarį prašysiu, rudenį galėsiu nusigriauti. Tai gerai. Pasiklausiau šičia, tai ne viską. Einant šičia per kelionį į stotelę, tai jau ties Kriščiaus maždaug sodybą. Ir man pasigirdo balsas, pastatyk Jėzaus širdies statulą pas Anelę, kur. O te, kur mane pirmą kartą matei. Viešpatie, aš laukia mačiau, nugriaus. Tai buvo tokia Dievo valia. Ir kur aš dabar tas statulą gausiu. Na, ateinu, nes ateinu šitą pas doktorį. Įeinu į kambarį, iškiem. Sako, žinai, mamyte, statulas daro čia vėsia, kur. Viešpatie, paprašė ir meisterį surado. Taip. Ir tai paskui, kas dieną neturėjo pinigų, išveiksta įmokėti. Ir paskui kitą dieną jau padarė, rudenį. Ir pasimtiau, tai man pakartojo, reiškia, nesadyk lauke, pasadyk pas Anelę ant kiemo, tai bus ant šventoriaus. Nueinu pas Anelę, jau pasimesiu, ta buvo daugiau atėjęs žmonių. Ai, aš neprimsiu mane statyti.
nuo kalėjimus bus. Jie porą metų kalėti. Namuoidama verkiau. Padaryti reikia 100 kur dabar dėti. Taip. Atvažiavo. Namuoidama verkiau. Prašiau, ką dabar daryti. Tai paskui pasakė, parsivežk namo, čia ant kiemo prie mūrinės ir pastatyk. O čia buvo, reiškia, mūrinėje visai nebėtui. Parsivežiau. Pas tą, jūs pamieravo, mapuntėm, ant salus įliejau. Nuo vieno arklius ėmiau nuo kito vežimą. Nes, sakė, vežimus labai nedaug gali. Kai mergatė ko davė. Parsivežiau, užsidengiau, važiuodama tokių paukščių. Kaimynai padėjo, pastatėm tiesiog iš vežimų ant stovi. Mažytos brigadininkas važiuoja per kiemą, pažiūrėjo. Nuvažiavęs į kantorą, net krūptelėjau. Paskui kaučianė statula stovi ant kiemo. Bet tai ir prasidėjo kryžiaus keliai. Vedė, ėjau, pirmininkas atėjo, tas gražiai mandagiai. Nuimk, reiškia, nuimk, ant kapų nuvežk. Atvažiavo Šintautai, atvažiavo architektas iš akių. Išrėmė nuimk. Aš vis neimsiu. Mano pirmininkas parvažiavęs, sakė, kad tora, mano duktė dirbutėje. Ir sako, aš jinai jaro, sako, mano arai jaro, arai reiškia kiemas įmėruotas jaros. O aruose, ką nori, tai darai, sodini atėjai. Sako, žinai, ne jaro. Tai nesižada paėmt. Na, vėliau galėjau šaukti iš šitos į paukštį. Mane tekę buvo prigąsdinau, vieną žodį, kad jau iškelia. Griežtai uždavė vandenį, tai viskas netgi užsimės. Taigi bus tai ko čia dabar su žmonėm nereikės stovėti. Griežtai kaip kalėjime beveik, bet tik be šautuvų ir bent antrankių. Na jau, tai jūs mažai tikrai pasakėt, kas padėtų atvažiuoti, viskį mums padėti, ko susirėps, kiek čia, kad galėtume. Na taip, aš jūs Na jie kažkokį tai. Dar žinau, tą važiuoti irgi. Tiesiog slaptai atvažiavau. Sakė, ten jie neprivalyti ir tau nepavažinyti. Nu tai dėl to, kur tas. Nu tai dėl Tu viską paaiškiai, ko mes trokštam, kaip mes ruošiamės, reiškia, klebonai atsakyti. Bet žinau, kad yra kitai, kurie nebuvę, negalėjo pernai, kaip kalbėjimais. Nors nepripažino vyskupas, bet Dievas aukščiau už viską, jie viską žinantis. Dievas pripažįsta ir kaip sakant, tų nuopelnų, kurias mes meldžiamės, gauname. Ar pripažino, nepripažino, jie gaunami yra. Ir maldos jau meldžiantis, ne tai kaip jau paprastas žmogaus, jau čia jos yra išdidytos. Bet tuo pačiu, jeigu nusidedam, irgi išdidytai nusidėjimas. Tai reikia tų susikaupimo, reikia jau. Ką daryti sveikatas, nebeturiu, nebeturim pareigų. Aš jau norėjau išeiti, ką daryti, nebežinau. Nu nebeturiu pareigų, nebūtų. Aš matinėsi, kiek galima vis tiek stengiamės, kiek dėkti pastangas. Vis tiek galima išpildyti. Miegu, tai numelstis miegu. Nu, tokių turiu. Nu, jeigu tą priims, jeigu stengiatės, ką dabar. Pataisykit, kas negerai bus. Ir aš dabar pradedu kalbėti, ten porą paslapčius. Bet sakau, viešpatie, tu priimk mano sielos maldą, nes kūnas nepajėgia jau perimti. Ir aš tikiu, kad tikrai priima ir sutaikė. Taip. Aš bet priima, jeigu kitais sąmoningai, jeigu mes nutraukiam maldą, tai tada nepriima. Nepajėgus kūnas yra, jau neperima. Matai, tokias sąlygas už maldą sumokėjom, iki pinigėlių pasirenku. Parvažiuoju nieko nebevažiuoju. Tiesiog pikta, nervuota, visi nebegera, visai pasitarėjau, nežinau, tiesiog. Sakau, aš neverta turbūt, aš tiesiog... Nieko verta, tai reikia... Tai labai piktai, dvasia taip ir būnu, kad tai pavargys. Nors vieną aš prašysiu, o ne nors vieną atsižadėsiu. Atleis, kad nors jau didžiuosi didaro, deda pastangas. Nežinau, kad čia daug, kai sakant, padedama kitiems, nes čia ir už aktyvus sielas eina ir nusidėjus į vertimą, čia mes... Aš gratas, kad gyvena
miegodama, einu miegoti ir meldžiuot, ko užmiego. Gerai. Jeigu nežinau, ką kalbėjau, kas Visą dieną reikia su Dievu sujungtis ir taip pat vieno gelio aukoju išskaistytos sielos. Nu, nežinau, aš tarpas gal aš netinkam, aš tikrai daug ką netaip darau. Nesvajok, seselė, negalvok. Kai sako, vienas į suklydai kešis, antras iki vėliai toliau. Aš neatlieku pareigos, tai irgi vadina didesnį nuodėmę. Šventosios Marijos Magdalenos atgailaujančių narių bendruomenės nuostatais. Nes vadytis reiškia, vienuolija neturi jokios nei galimybės, nei teisės, nes visi šitie dalykai yra bažnyčios reglamentuojami. Ir mes žinome, kad tai yra vienuolija griežta to žodžio prasme. Pernai šitos dalykus taip pat, kas prisimena, dalyvavo. Esu konferencijoje pateikęs ir gvildenės, lygindamas su bažnyčios reikalavimais. Ir tada jau visi pamatėm, kad jūsų bendruomenė arba susirinkimas niekaip netitinka vienuolijos reikalavimų. Jei Dievo vardan mes užmiršim Mariją ir žodžiai pikti tavo širdį užgaus, padėki mes prašom, padėki Mariją, sugrįžti maldoj vėl prie tavo sūnaus. Padėki mes prašom, padėki Mariją, sugrįžti maldoj vėl prie tavo sūnaus. Marija, 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 lydėk visus šiam keliui, viltie ir paguoda žmonijos, esi tu kiekvieno širdį. Mirties valandoj prašom gelbėk Mariją, nelaimė džiaugsme vėliai būki kartu. Vien meilė tavo tik tvirtinas Marija, globok neapleiski šios žemės vaikų. Vien meilė tavo tik tvirtinas Marija, globok neapleiski šios žemės vaikų. Marija, 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 lydėk visus šiam keliui, viltie ir paguoda žmonijos, esi tu kiekvieno širdį.